Sveiki. Šiandien pasimokysim naują spalvų keitimo įrankį. Greičiau atspalvio negu spalvų keitimo, nes labai smarkiai spalvos pakeisti negalėsim, atspalvį galėsim. Tai pažiūrėkim, kaip tas padaryta. Na, čia kur yra Basic ir visi kiti įrankiai. Mes dabar kalbam apie spalvas, apie spalvų tokią maišyklę. Įprastai mes matom šios stūmoklius, čia galima konkrečią spalvą keisti, bet dabar pridėjo papildomai dar tokį point color, kad su pipete galima pasirinkti spalvą ir tada yra tai irgi 3 stūmokliai, kurie leidžia man kaitalioti tos spalvos 3 parametrus. Tai atspalvį, matom, kaip keičiasi. Grįšiu į tą mažo ratuko vietą, reiškia, čia ir buvo. Saturation tai yra vertikaliai šitą stumdyti. Nublanko ir labai sodru. Control laikant horizontaliai vaikšto tiksliai, nereikia bijoti, kad nuvažiuosiu ir į sodrumą. Tai Control padeda išlaikyti kryptį horizontaliai. Atspalvis, sodrumas, dar yra šviesumas. Jeigu šviesumą keisti raudonio, tai matom, kuris ratukas ten juoda, kartais raudonio reikia šviesesnio arba tamsesnio. Na, šitie dalykai tai buvo ir čia. Mes tą galėjom padaryti. Hue, Saturation, Luminance yra irgi toks taškelis, su kuriuo galim parodyti, kad štai man domina šita spalva. Ir raudonį galėjom pareguliuoti. Gal čia nebūtų tokios didelės sensacijos, bet įdomu, kad šitas įrankis jis atsirado jau ir vadinamuose maskavimo priemonėse, bet čia daugiau turim omeny ne tai, kad maskuoja, kažką uždengia, bet kaip tik, kad galim pasirinkti kažkokią tai dalį nuotraukos ir dirbam su ją. Tai šiuo atveju man domina subject, pasirinkau žmogų, žmogus čia yra vienas. Ne visi dar žino, kad naujoj versijai galima pasirinkti, pažymėti atskirai žmogaus dalis. Tai pavyzdžiui, plaukus, drabužius, veido odą, apskritai kūno odą galima, jeigu odą, tai ir kelis pasižymėti. Mažėja momentų, kai mums reikia būtinai Photoshopo. Šiuo atveju aš dabar lūpas pasižymėsiu ir sukursiu atskirą tokį žemėlapiuką, kur yra lūpos. Ir dabar visi įrankiai, kurie skirti redaguoti, galioja tam žemėlapiukui, kur yra lūpos. Tai mes jau pipetę pažįstam, spaudžiam su pipetė į būdingą spalvą. Čia gerai, kad yra padidinimo stiklas, tai mums leidžia nepaspausti kokį blizgesį, kad nebūdinga čia jau šitoj vietoj ta spalva. Štai rinkčiausi kažkur čia. Dabar mes turim parinktą spalvą ir galim keisti atspalvį tam, kad išgaut tokį atspalvį lūpų kaip ir kaklaraiščio. Tai atspalvis šiuo metu jau kinta ne visur raudonų, ne visose vietose raudonis kinta,
bet kinta tik tai lūpose, nes mes dabar jau turim tą pasirinkę. Sodrumas. Na, blankiau, sodriau, daug reiktų lūpdažių įsigyti, kad galėtum tokius dalykus išdarinėti. O šviesumas yra tas stūmoklis dešiniai, va čia. Tai šviesesnė raudona, tamsesnė raudona. Na, mes kažkur sustosim prie 43, 44. Tai tada aš jau čia parepetavau. Tamsumas raudonio čia atitinka mano kaklaraiščio pavyzdį ir todėl galim džiaugtis, kad pavyko. Pipetę galima rinktis ir kitą, bet poveikis šiuo metu bus tik tai lūpose. Range yra rėžiai, kuriuose tas poveikis veikia. Jeigu aš rėžius keisdamas sumažinsiu labai, tai tada poveikis, pavyzdžiui, atspalvis kinta tiksliau, su mažesne tolerancija, kur yra nukrypimas nuo tos mano pasirinktos spalvos, ten gali atspalvis ir nesikeis, nes mano labai siaura tolerancija pokyčiam, kitokiem atspalviam. O jeigu aš pasirinksiu rėžius platesnius, tada visokio raudonio galėsime aprėpti ir tada poveikis aprėps įvairesnės spalvas. Dar ne viskas. Dar range galim trikampėlį išskleisti ir tada pamatysim, kad vėl tie 3 pagrindiniai parametrai - atspalvis, grynumas spalvos arba sodrumas ir šviesumas rėžiais gali būti apibūdinamas, kad jeigu mes matom, kad tam tikro šviesumo neaprėpia, tai išplėstume rėžius, jeigu pagal sodrumą, bet jau čia šios pamokėlės aš metu jau nepasiruošęs parodyti vaizdžiai, to dar reikėtų parepetuoti, bet matau tiesiog, kas čia yra sukurta, jeigu jums praverstų, tai naudokitės, bet daugumai atveju aš galvoju, kad mes galim suskleisti ir naudotis bendrai visų tų 3 parametrų rėžiai. Tai va toks įdomus įrankis. Su spalvom labai dažnai sutinku klausimų, kad kaip čia sukurt kažkokius tai būdingus dalykus spalvos fotografams svarbu. Naujas įrankis, o mados fotografijai tai ypatingai spalva svarbi. Buvo netoks apšvietimas, suknelėje matau, kad visai netokios spalvos, o iš tikrųjų jinai yra kitokios. Tai su šiuo įrankiu galėsim patikslinti. Iki kito karto.